Labą dieną, gerbiami draugai, kolegos. Šiandien mes pakalbėsime apie taikos sutartį. Tai kągi reiškia taikos sutartys? Taikos sutartys čia mano dabar tikrai asmeninė nuomonė geriausias dalykas, kuris gali būti darbo santykiuose. Iš tikrųjų, galbūt anksčiau apie tai taip negalvojau, bet dabar tikrai manau, kad taika tikrai geriau negu kažkoks tai karas. Taigi taikos sutarčių didėja, aš apie tai jau kalbėjau apie darbo ginčių, kada mes kalbėjom. Tai tiesiog, kad taikos sutarčių didėja, tai šitą tendenciją negali nepradžiuginti, nes taikos sutartis yra visada gerai. Darbuotojas ir darbdavys tiesiog nėra vienas kitą, tarp šitų šalių nėra kažkokio tai susipriešinimo. Nors ten ir darbuotojas galbūt tikėjosi didesnį sumą priteisti. Gavo ten, tegul ne 50%, 70% sumos. Tai vis tiek geriau negu visą sumą, bet tą sumą visi galvoja, kad taikos sutartį sudaryti, pavyzdžiui, 5000 galimas ten priteisimas ir nori taikos sutartį sudaryti su 5000. Tai žmonės kartais nesupranta, kad tų 5000, kad laimėti, reikia praeiti ginčių komisiją, dar reikia ją laimėti. Po to reikia galimai ir teismus praeiti. Užtrukti gali tie teismai iki 1,5 metų, kartais ir daugiau. Gali būti didžiuliai išlaidos. Didžiulė rizika, kiek tai nervų, tai aš manau, kad dabar visi civilizuoti ir protingi žmonės randa tokių būdų susitaikyti. Ir aš manau, kad vis tiek ateityje daugės visgi tų taikos sutarčių, nes vėlgi kartais pasitaiko ir neigiamų dalykų. Tai labai neseniai buvo irgi pas mane byla. Atleidimas iš darbo pagal 57 straipsnį, nesakysiu įmonės, nesakysiu darbuotoją, tiesiog sakysiu, kad migrantas, jau 6 byla, jeigu neklystu, taip, 6 byla pagal 57 straipsnį yra laimėta. Taigi laimėjimas yra, bet priteisti pinigai buvo gerokai mažesni, negu prieš darbo ginčą komisija siūlė susitaikyti ir darbdavys siūlė didelę sumą. Iš tikrųjų, aš pačiam darbuotojui sakiau, kad pirmas buvo pasiūlymas dėl 2000. Aš pasakiau, kad protingas pasiūlymas, verta apie jį pagalvoti, po to nepriėjom prie tos taikos. Ir jau nagrinėjimo metu 2500 darbdavys pasiūlė į rankas, komisija irgi sakė, tai suma labai didžiulė. Ten aš pažymėsiu, kad lyg tai yra atleidimas, pravaikštos priverstinės ten tos pasiekmes, bet darbuotojas dirbo labai mažai, apie 2 mėnesius. Tai čia pirmas dalykas. Tai antras dalykas tai, kad darbdavys iš tikrųjų nebuvo piktybiškai kažko tai daręs, tokia situacija atsitiko, nes ten Klaipėdos įmonė su uostu susiję. Dėl ten, kaip pavadinkit, karo, ten ar incidentų kažkokių, tai Hormūzo sąsiaurį. Tai tiesiog jie ir dokumentais pagrindė, kad viskas įmonėje buvo gerai ir dabar sustojo visi darbai ir darbuotojui nebuvo duodamas darbas. Tai šiaip ten turėtų komisija, aišku, priteisti už tos bent jau neatlyginimo prastovą ir ten šitos pravaikštos laiką. Tai aišku, tai pagal galima visą ten priteisimą tų sumų, tai galbūt maksimaliai tai kažkur tai darbdavys gal pusę ir siūlė. Bet esmė kokia, komisija irgi aišku mato, kad darbuotojas nenori susitaikyti, nors ir kada siūlo ten 200 eurų, tai žinoma, kad žmogus nesutiks, bet iš tikrųjų pinigų suma buvo, negalėčiau pasakyti, kad įspūdinga. Kiek aš taikos sutarčių turėjau, labai daug, tai negaliu dabar pasakyti, bet atrodo 10 000 taikos sutarties galbūt ir neturėjau, bet 8,5 tūkstančių tikrai buvo taikos sutartis ir čia jau tikrai yra, bet kokiam turbūt darbuotojui galbūt ne milžiniški, bet iš tikrųjų dideli pinigai. Tai pasiūlyta buvo iš tikrųjų nemažai, o darbuotojas ir darbo ginčų komisija atsisakė. Darbdavys pateikė dokumentus ir prašė aplamai po 100 eurų už mėnesį tik tai, kad priteistų. Ir komisija atsižvelgė į tos visus argumentus, galbūt, kad darbuotojas nenorėjo susitaikyti, irgi
pagalvojo, tegul eina į teismą ir priteisė tik tai 1000 eurų. Čia jau ir išeitinės kompensacijos, ir pragaištas laikas, už viską. Dar neatskaičius mokesčių, tai jeigu atskaičiuos mokesčius, tai kažkur tai tegul 600 eurų grubiai, tai siūlė darbdavys 4 kart daugiau. Tai va. Tai šitoj byloj dar aišku nieko neprarasta, sprendimas dar neįsiteisėjo, galima skusti teismui, teismas gali žiūrėti kitaip, bet vėlgi reikės dabar labai ilgą laikotarpį eit per teismus. Ten dar vienas yra niuansas, darbuotojas kreipsis į policiją dar, ten, negaliu sakyti 100%, bet ten iš tikrųjų suklastoti dokumentai. 90%, nes darbuotojas prašymą su savo nepasirašyta turi ant rankų, o darbdavys darbo ginčių komisija prieš posėdį pateikė tokį prašymą lietuvių kalba ir kad ten parašai darbuotojų, bet jisai sakė, aš nepasirašinėjau ir mes tikrai turbūt kitą savaitę kreipsimės į policiją, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas ir žiūrėsim, bet aš manau, kad darbdavys vis tiek, jeigu bus apskūstas sprendimas, galbūt vis tiek pasiūlys galbūt kažkokią tai geresnės sąlygos negu komisija. Komisija tikrai šiuo atveju, manyčiau, kad nuskriaudė darbuotoją, bet toks buvo komisijos sprendimas. Jie visgi turėjo irgi pagrindo tikėti darbdaviu, kad dėl to Hormūzo sąsiaurio dabar mes turim ir kolonėlės, kokias kainas kolonėlėse, ir produktai, viskas brangs, nes iš tikrųjų tas, kaip sakyti, ten pavadinsim karas, ar ten ne karas, bet kažkoks tai konfliktas, bet vis tiek jisai turi įtaką ir jau visą tą laikotarpį, visą, galima sakyti, pavasarį, tos kainos, neramumai visi ir apie tai, aišku, pasiekmių gali būti dar ir daugiau. Tai kada visas šitas pasibaigs, mes aišku nežinom, bet situacija kol kas yra tokia. Tai va, kolegos, tai galbūt šitoje vietoje norėčiau dar į ką akcentuoti, kad visgi nors ir daug tų taikos sutarčių gerom sąlygom, bet kartais, tai kaip sakyt, kaip kartą per metus ir pagalys iššauna. Tai yra toks iš tikrųjų sprendimas, jau jisai ant dienų gautas, paskaičiau, ir jisai toks yra. Tai vadgi, kaip šiuo atveju, tai tikrai aš ir siūliau darbuotojui priimti tą sprendimą, bet aš negalėjau įtakot, nors kartais komisija labai žiūri į mane kaip į atstovą, kad pavyzdžiui, jeigu darbuotojas nesutinka, aš visada sakau, aš negaliu įtakot, mes to labiau nuotoliniu, mes ten susiskambinam, bet komisija kažkaip tai galvoja, kad tiesiog aš neleidžiu, pavyzdžiui, jeigu suma per maža, aš niekada taip nedarydavau iš tikrųjų, darbuotojas pats turi apsispręsti. Aišku, aš galiu patarimus kažkokius tai pasakyti, kad maždaug šitą sumą jau galima svarstyti, jeigu būtų didesnė, būtų dar geriau, bet jeigu ten mažesnė, tai gal ir nelabai gerai. Tai bet tikrai, negaliu, nėra čia mano pinigai, nors aš ir atstovauju. Tai va, tai kolegos, visada, jeigu turėsite ginčius, galvokite apie taikos sutartys, nes čia šitas dalykas, jisai yra labai geras ir sveikintinas. Tai va, tai galbūt pabaigai, ką aš dar noriu jums pasakyti, kad laikom kolegos kumščius, galbūt špygas už tuos darbdavius, kurie jau išskrydo, ar dar išskrys iš Lietuvos rinkos, kurie bankrutuos, kurie galbūt pajaus kitokį gyvenimą tokį, kokį gyvena darbuotojai, galbūt irgi kažkur tai dirbs. Ir to pačiu užleis vietą normaliems darbdaviams, kurie tikrai dirbs normaliai, mokės pinigus, mokės mokesčius ir visiems mums bus geriau. Taigi, kolegos, tada iki sekančių laidų. Visiems gražios likusios dienos.